Elektrinių automobilių patrauklumui dažnai koja kišdavo jų kaina. Ji kone visuomet būdavo didesnė nei to paties segmento vidaus degimo automobilių. Tačiau tuomet Citroën rinkai pasiūlė tokį elektrinį automobilį, kuris priverčia susimąstyti, ką rinktis – ar vidaus degimo varikliu varomą, ar pilnai elektrinį automobilį. Citroën C3 visuomet būdavo mielas miesto hatchbackas, tačiau šiandien pažvelgus į jį, jis atrodo kiek ūgtelėjęs, pastambėjęs ir labiau primena crossoverį. Citroën EC3 yra elektromobilis, kuris yra sukurtas miesto kelionėms, tačiau galėsite drąsiai leistis ir į keliones į kitus miestus. Pagal VLTP skaičiavimus, šis automobilis viena įkrova galės nuvažiuoti iki 320 km, o greitoje įkrovimo stotelėje, kraunant 100 kW greičiu, šis automobilis nuo 20 iki 80% baterijos įsikraus per 26 minutes. Kaip ir dauguma Citroën automobilių, ir šis turi ryškų dizainą. Iš priekio jis atrodo moderniai ir kiek agresyviai. Taip pat man patinka šie LED žibintai, nes jie kitaip nei šiandien įprasta viena siaura linija, yra masyvesni, taip pat turi horizontales ir vertikales linijas. Kapotas yra aiškios formos ir turi linijas. Įvairios oro paėmimo angos turi skirtingus raštus, kurie suteikia automobiliui gyvybingumo. Plastmasės turi logotipo užuominų, o tai automobiliui suteikia kiek įdomesnį įvaizdį. Verta paminėti ir logotipą, kuris yra naujo dizaino, o taip pat didesnis nei ankstesnysis. Čia matome, kad linijos tęsiasi ir toliau, taip suteikdamos automobiliui veržlumo ir paryškindamos ganėtinai įprastą siluetą. Matosi taip pat, kad šiame automobilyje tikrai netrūks vietos. Automobilio išvaizda priklausys nuo to, kokią komplektaciją pasirinksite. Bazinė komplektacija vadinsis U, vidutinė Plus, o aukščiausia Max. Pavyzdžiui, pasirinkę bazinę komplektaciją, turėsite vienos spalvos kėbulą. Tačiau pasirinkę vidutinę komplektaciją jau turėsite 17 colių ratlankius. Šiai komplektacijai taip pat priklausys ir priekinės bei galinės apsauginės dugno plokštelės, kurios pravers, jeigu sumastysite nusukti nuo kelio, o greičiausiai norėsis, nes šio automobilio prošvaisa 163 mm. Stogą taip pat papildys skersiniai, o taip pat jis galės būti juodos arba baltos spalvos su skirtingais spalvų elementais. Na, o Max komplektacijai prie viso to prisidės skirtingo dizaino ratlankiai ir 3D LED galiniai žibintai. Iš galo Citroën EC3 atrodo taip pat dailiai kaip ir iš kiekvienos pusės. Na, o čia matome itin didelį masyvų logotipą, šiek tiek riestas bagažinės dangtis ir didelis buferis. Na ir taip pat maža, bet svarbi smulkmena, kuri simbolizuoja Paryžių. Taigi sėskime į vidų, kur parodysiu dar vieną smagią smulkmeną, o taip pat pasižiūrėsime, ar vienas pigiausių elektromobilių rinkoje gali pradžiuginti savo funkcionalumu. Taip pat verta paminėti, kad daug kas priklausys nuo to, kokią komplektaciją pasirinksite ir taip pat kokius lūkesčius išsikelsite savo automobiliui. Iš karto galiu paminėti, kad dėl aukštesnės platformos į automobilį itin lengva įlipti ir išlipti. Bazinė komplektacija bus kiek spartietiška. Sėdynės paprastesnės, klimato kontrolę valdysite vien tik tai ratukais, vairuotojui skirtas nedidelis ekranas, kuriame įmantrių vizualizacijų nerasite, tačiau čia matysite pačią svarbiausią informaciją. Turbūt kyla klausimas, tai kaipgi aš klausysiu muzikos. Viskas gana paprasta. Kadangi šiandien visi turime išmaniuosius telefonus, tai jį galima tiesiog įtaisyti čia centre, yra specialus laikiklis. Prisijungus prie specialios programėlės, čia galėsite valdyti radiją, muziką ir navigaciją. Telefono laikiklį galėsite paversti jums tinkamu būdu, tiek horizontaliai, tiek vertikaliai. Taip pat verta paminėti, kad nors tai vienas pigiausių elektromobilių, tačiau garso kokybė čia tikrai džiugina. Tačiau jeigu nenorite taip žaisti, tiesiog rinkitės vienu laipteliu aukštesnę komplektaciją.
Ten bus dailesnės, minkštesnės, patogesnės sėdynės su daugiau valdymo nustatymų. Taip pat turėsite dirbtinę odą apsiūtą vairą, kuris bus malonus rankose. Atsiras ir daugiau funkcionalumų, tokių kaip elektra valdomi veidrodėliai, kurie bus taip pat ir šildomi. O patogesniam valdymui turėsite lietimui jautrų ekraną 10 colių. Taigi bus patogu valdyti visas funkcijas, be to bus įdiegta ir belaidis Apple CarPlay ir Android Auto. Tuo tarpu Max komplektacijoje turėsite belaidį telefono įkrovėją, 3D navigacinę sistemą, tamsėjantį galinio vaizdo veidrodėlį, skirtingų spalvų sėdynės, taip pat automatinį oro kondicionierių ir galinę kamerą. Iš papildomų opcijų sąrašo rekomenduojame pasirinkti Comfort paketą, į kurį įeis šildomos sėdynės, šildomas vairas ir šildomas priekinis stiklas. Bendrai šiame EC3 modelyje jaučiasi erdvė, o ir medžiagų kokybė negalima skųstis. Čia taip pat rasite ir keletą dėtuvių. Nemažos dėtuvės durise, kurios baltos spalvos, tad įdomus akcentas. Dėtuvė tarp keleivio ir vairuotojo yra nedidelė, tačiau turi 12 voltų jungtį, taip pat laikikliai puodeliams, telefonui pasidėti. Centrinė dėtuvė yra ganėtinai didelė, o taip pat štai čia ir Citroen Velykinis kiaušinis, kur matome skirtingų modelių siluetus. Erdvė jausis ir gale, nors tai mažasis C3, tačiau dėl naujos platformos ir sėdintis gale jausis patogiai. Bus patogu sėdėti ir per vidurį, o turbūt taip pat pastebėjote, kad yra langoje atidaryti specialios rankenėlės. Deja, tokias rasite tik baziniai komplektacijai, aukštesnėje jau bus langai valdomi elektra. Iš praktiškumo elementų čia rasite ISOFIX jungtis, kelias dėtuvės, taip pat baltas durise ir čia centre per vidurį. Bagažinė taip pat gana erdvi, 310 litrų. Minusas toks, kad ji gilesnė, tad bus sudėtinga įkelti sunkesnius krovinius. Sėdynė nusilenkia neįtin patogiai, mat reikia patraukti už 2 virvučių vienu metu. Taip pat susikuria šioks toks kampas. Koks kitas Citroen EC3 kelyje? Na, nors tai elektromobilis, tačiau kakliukų tikrai nelaužys. Gaila, čia tik 113 arklio galių, o sukimo momentas 120 Nm. Iki 100 km/h įsibėgėsite per 11 sekundžių. Nors jo baterija nėra labai didelė, 44 kWh, jis nuvažiuos ganėtinai ilgą atstumą. Užmiesčio kelionėse, automagistralės keliuose šis automobilis nebus itin stiprus, mat jo maksimalus greitis tik 135 km/h. Taip pat yra ir 1,2 litrų turbo benzininis variklis, tačiau tiesą pasakius, šiam modeliui elektrinis variantas tinka labiau. Mieste šis automobilis taip pat jausis gerai dėl savo prošvaisos ir gero apsisukimo spindulio – 10,3 metro. Na ir taip pat kompaktiškumo, kuris pasijus nardant senamiesčio gatvelėmis. Citroenas žino, kad tai nėra sportinis automobilis, tad nebando būti geras visur, todėl pakaba yra į minkštesnę pusę. Jau bazinėje komplektacijoje turėsite Citroen Advanced Comfort pakabą. Viskas, ką reikia apie ją žinoti, tai kad ji susidoros su visais kelio nelygumais. Bazinė komplektacija taip pat turės ir aktyvią automatinę stabdymo sistemą, kuri padės sustabdyti automobilių reikiamų metu. Garso izoliacija čia taip pat gera, be to lengva pajusti automobilio gabaritus dėl kampuoto dizaino. Taigi Citroen C3 išties turi ką pasiūlyti. Išvaizdus dizainas, erdvus interjeras, pakankamai didelis nuvažiuojamas atstumas viena įkrova ir konkurencinga kaina. Tai išties smagus elektromobilis, kuris patiks tiems, kurie tikisi kažko išskirtinio ir efektyvaus.